Sveiki! Šiandien aš noriu papasakoti apie indėnų kaimą Lietuvoje, vadinamą Vynetu, kuriame mes buvome nesenai. Bet mano asmeninė indėnų istorija prasideda daug anksčiau, dar vaikystėje. Kai buvau maža, aš mėgau vieną knygą Sūnūs ryto žvaigždės ir ją visada skaitydavau ir visur nešiodavau. Ir knyga visiškai susidėvėjo ir vieną dieną ji dingo. Vėliau, jau suaugusi, aš pamačiau tą pačią knygą pas savo vyrą ir labai džiaugiausi, tarsi sutikau seną draugą. Mokykloje aš pradėjau skaityti nuotykių knygas apie indėnus, o po universiteto faktinės knygas. Todėl indėnų tema visada su manimi. Apie kaimą mes sužinojome senai ir norėjome važiuoti ten, bet nevykdavo. Ir nesenai, kai važiavome į Klaipėdą į šventę, mes pamatėme pakeliui kelio ženklą ir nusprendėme užsukti. Atrodė, kad buvome kitame pasaulyje. Tai yra tikras indėnų kaimas. Ten yra indėniški namai, totemai, ritualinis laužas viename name. Mediniame name, kuris vadinamas salūnu, yra muziejus. Ten yra daug istorinių ir buitinių eksponatų. Yra bado plunksnų vainikas iš baltų plunksnų. Ir muziejaus darbuotojas pasakė, kad jis tikras iš Amerikos. Jis sakė, kad muziejuje daug originalių daiktų. Nes darbuotojai dažnai važiuoja į Ameriką ir atveža iš ten daiktus. Kai mes atvykome, ten buvo mažas koncertas. Dainavo lietuviškai. Grojo indėniškais instrumentais. Muziejuje yra informaciniai plakatai apie skirtingas gentis anglų ir lietuvių kalbomis. Vaikams ten labai smagu. Ten yra vietos, kur jie gali šokinėti, laipioti, šaudyti iš lanko. Ten yra ir mažas gyvūnų kampelis. Triušiai, antys, vištos, gražūs arklės. Kaimelyje yra kavinė ir
suvenyrų parduotuvė. Kaimas stovi prie gražios upės. Bilietai kainuoja 6 eurus vaikams ir 8 eurus suaugusiems. Ačiū, iki pasimatymo.